Здравствуйте, дорогие друзья. Sveiki, mėly draugai. Šiandien sekmadienis webinaras, kaip visada pas mus studijoje profesorius Michailis Laitmanas, su mumis kartu ir Mūša, Borė ir aš Semionas. Kartu su mumis yra daug grupių, atskirų draugų ir Europoje, ir Ukrainoje, ir visame pasaulyje. Yra webinaras verčiamas į daug kalbų. Vat žmonės klausia, kas tai yra dvasingumas, kas tai yra dvasinis pasiekimas. Kas tai yra dvasinis pasiekimas? O kas žeminis pasiekimas? Na, kaip mažas vaikas, ką jis mato savo pasaulyje. Kaip dirba jo smegenys. Vat jo akis priima tai, ką priima jo smegenys. Vat kaip gali dirbti jo tas aparatas, jausminis, regos, suvokimo, na, ten sulyginimo, viskas kartu. Tai va, tai lygiai tas pats ir pas mus. Tai yra, mes matome daug daugiau, negu kad mes suvokiame. Aplink mūsų egzistuoja dar daug pasaulių, kurių mes nejaučiame, todėl kad mes neturime savo viduje. Kabalos mokslas kaip tik ir mus ir moko tos puikios galimybės, kaip mums jausti šitą pasaulį, kuris iš tikrųjų yra aplink mus. Ir paskutiniu metu aš matau, kad labai daug šitą temą atsiranda įvairiausių darbų, įdomiausių. Kad mes gyvename matricoje, kad mes iš tikrųjų esame kaip tarsi kažkokiame kompiuteryje, kad mūsų visata tai viena dedamoji visos visatos. Na, tai čia kažkas tokio yra neįprasto, bet tuo pačiu ir nieko neįpareigojančio. Štai mes kažkur viduje, ar ne? O čia atsiskleidžia kabalos mokslas, kuris sako, kad, tu žinai, mano mielas draugė, kad viską tu gali pasiekti, atskleisti, pamatyti, pajausti, tu gali gyventi tame. Ir dar netgi gali taip įeiti į šitą naują erdvę, kad ir tu pasiliksi tenai. O ką tu čia šitame pasaulyje? Ir šitas pasaulis palaipsniui išnyks iš tavo pojūčių. Vat paprasčiausiai kaip dūmelis, toksai dūmas, kaip rūkas išeina. Ir atsiskleidžia viskas, kas buvo šitame rūke tenai. Laukas, krūmeliai kažkokie ten, ar medeliai, dar kažkas. Vat ir šitas pasaulis išeina kaip dūmas. Na, toksai yra įspūdis, pa žmogų, kuris pradeda atskleisti šitą aukštesnį pasaulį, todėl kad pojūtis aukštesnio pasaulio pojūtis, jis tampa, žymiai galingesnis negu kad pojūtis mūsų pasaulio. Ir tas pasaulis mūsų palaipsniui praranda savo tą poveikį, reikšmę. Ir perina į antrą, į trečią planą ir taip toliau. Iš Frankfurto užduoda klausimą, ką duoda žmogui pojūtis, kai jisai suvokia pilną paveikslą aplink mus, kaip tai pakeičia jo gyvenimą ir jo likimą. Vat jeigu jūs žinotumėte, ką daro jūsų poelgiai, kokią reikšmę turi jūsų poelgiai, geri ir blogi. Jeigu jūs jaustumėte perspektyvą, kuri yra jūsų gyvenime, ne šiandien, o tiesiog pirmin, į ateitį, į daugelį metų. Paprasčiausiai jūs esate pastoviame vystymėsi judesyje. Ir jeigu žinotumėte, kas šitam vystymusi yra gerai, o kas blogai. Ir kiek šitas pojūtis veiktų jūs, kaip jūs iš vis suvoktumėte ir priimtumėte savo gyvenimą. Ir štai staiga, kad jūs pamatote, kad šitas sąveika, šita simbiozė, šita susijungimas, gyvūninės tos dalies, šito kūno ir dvasinės dalies. Ir štai staiga, išaiškėja, kad jos veikia viena kitą. Ir tokia puikia priklausomybė, kad jūs galite būtent dėka šito kūno, fizinio kūno dėka, galite padaryti savo nuostabiausius atskleidimus.
vat galite užkariauti vat tokius pasiekimus, tokias viršūnės, kurios ne šitame kūne, jeigu būtų ne gyvūnėme kūne, tai būtų pakankamai sunku. Vat tai todėl vat šitą galimybę, vat Kabala kalba būtent apie šitą būseną, vat kai jūs esate būtent čia, tai vat veikdamas būtent šitame pasaulyje, kuriame tu dabar gyveni, tai ir čia galima prabūti begalinį laiką, nėra laiko. Kiek jūs galite ištirti, vat čia žinoma yra skirtumas. Klausimas Igorio Šaturovo. Jis klausia, kaip nustatyti save į tai, kad dvasinis malonumas yra pats stipriausias ir pats geidžiamiausias ir pats nesulyginamas. Vat kaip iš vis nustatyti, sureguliuoti save į dvasingumą. Kaip sureguliuoti save, kaip nustatyti į dvasinį malonumą. Na tai iš pat pradžių yra mokomasi šito, paskui praktiškai tai palaipsniui duodama daryti tai pratimuose, kol žmogus palaipsniui neateina iki tokios būsenos, kai jį tai jau tenkina. Vat šita praktika, kurią jis praėjo, ir tada jis jau įeina į tą dvasinį gyvenimą. Jurijus iš Milano klausia, ar galima pasakyti, kad dvasinis pasiekimas, vat, lyginant su žemišku, kad tai yra amžina ir tai liks amžinai. Ravas, žinoma, taip, mes matome, kad, vat, matote, kas vyksta. Įsivaizduokite, kad mūsų gyvenimas štai vat, visai būtų parodytas mums kitaip. Vat, kad mes nejaustume gyvenimo ir mirties. Vat šita būsena, kada žmogus numiršta, kad jinai būtų paslėpta nuo mūsų. Kad mes iš viso, kaip mes elgtumėmės tada. Kad vat, ta būsena, kai aš esu ir manęs nėra, ne iš principo duoda didelę duoda viską, kas, tai, kad tai stumianti jėga, visą, mes turime kultūrą ir visus pasiekimus. Įsivaizduokite, jeigu vat kaip pasikeistų mūsų gyvenimas. Iš principo, vat, aš gyvenu, man 20, 30, 40, 50, 60, 70 metų. Ir aš gyvenu. Ir aš nejaučiu, pas mane nėra galvoje ir nėra pas mane sąmonėje, kad nėra supratimo to, kad visa tai pasibaigs. Vat kaip visa tai perprogramuotų visą mano gyvenimą. Tai jūs galvojate, kad tas žmogus gyvena su tokiu pojūčiu mirties visą laiką, ravas net kultūros jokios neegzistuotų. Todėl, kad mes visą kultūrą kuriame tik tai tam, kad mes norime būti nemirtingi. O dvasinis kaip, ar ten nėra mirties? Ten dvasinėme tu pradėsi jausti save, kad tu esi amžinoje, tobuloje, amžinoje būsenoje. Ir iš tikrųjų jinai yra tobula ir amžina. Ir reikia pasiekti tai pačiam ir padaryti, kad kiti irgi tą patį padarytų. Tik tai teigiama viskas. Tik tai teigiama yra viskas, įeik į tai ir tiesiog judėk tame. Mūša klausia, ar nenuobodu ten? Ravas, tu gyveni ne iš baimės pabaigos, o tu gyveni ten mėgaudamasis amžinybę. Balė Sulamas rašo, užmanimas kūrinijos yra suteikti malonumą kūriniam. Kuo noras yra didesnis, gauti malonumą, tuo malonumas didesnis. Ir todėl yra sukurtas didelis noras gauti malonumą, kurį suteiks kūrėjas. Skonis dvasinio pasiekimo išnyksta ir jokios pastangos tarsi nevertos nieko. Ir toks jausmas, kad kažkas sako, kad tavęs niekur neleisiu. Toks yra pojūtis, kad ne. Jis paprasčiausiai kažką netaip daro, netaip išnaudoja kabalos mokslą. Kas čia yra ypatingo, kas jums yra siūloma? Jums siūloma savyje išvystyti instrumentą aukštesnio pasaulio pojūčiui pajausti.
kuriame ir dabar jūs randatės, tam, kad padaryti šitai, jums tiesiog reikia pasitreniruoti su draugais, su kuriais kartu mokotės, ypatingus daryti pratimus. Tuose pratimuose jūs pradedate vystyti atidavimo savybę, tą pojūtį atidavimo savybės, kuri nėra mumise. Ir tai, ką mes pradedame vystyti, tai leidžia mums pajausti atidavimo savybę, kuri ne mumise. Ta, kurią mes vystome savyje, tai yra vadinama siela, o tas atidavimo savybė, kuri yra ne mumise, yra vadinama kūrėju. Štai ir viskas. Vat ir viskas kaip ir paprasta. Ir pats pagrindinis dalykas, ką mes turime su jumis, tai yra tik tai laboratoriniai užsiėmimai. Ateiti iki šito pojūčio, ne? Kad pajusti savyje sielos pojūtį ir pasiekti pajutimą kūrėjo. Borė sako, kad jam išnyksta skonis. O todėl, kad po žodžių, kad žiūrėk, aš pasiūliau tau šiandien gyvenimą ir gėrį, ir pasakyta, paragaukite, koks yra nuostabus kūrėjas. Ar galima iš viso paaiškinti, kas tai yra tas skonis? Kūrėjo skonis, tai aš dar kartą sakau, čia yra toksai skonis iš to pojūčio atidavimo savybės, iš to pojūčio užpildymo aukštesnė šviesa. Tai yra atidavimo savybė. Mūsų pasaulyje, kada į mane įeina energija, užpildymo metu aš jaučiu, kada per mane pereina šitą energiją ir eina į kitus, aš tai jaučiu kaip neigiamą. Kai į mane ateina energija iš kitų į mane, aš tai jaučiu kaip teigiamą. Ir šitos dvi surovės, teigiama, kai aš gaunu, ir neigiama, kai aš atiduodu. Čia vadinasi egoistinė savybė, tai yra gavimo. Yra kitas požiūris, irgi tos pačios dvi surovės. Kas išeina, kas iš kitų, atvirkščiai. Tokia būsena yra vadinama atidavimo savybė. Kada jisai savyje, viduje, štai sukuria tokią savybę, tai ta savybė vadinasi jo siela. Ir tada, kada jisai su kitais bendrauja ir būtent šitame rakte, atidavimo savybėje per save į kitus, tai pradeda prisijungti prie kitų, įsijungti į kitus. Ir tiek, kiek jisai įsijungia, jis pradeda jausti cirkuliuojančiose tarp jų srovėse, pradeda taip jausti, taip vadinama kūrėja. Tiesiog reikia treniruotis ir tiesiog reikia pradėti tai jausti. Mes tuo užsiimame visą laiką. Tai aišku, užtrunka laiko reikia šitam mėnesiai, praeina ir metai. Bet, porą metų tikrai tai užima. Jeigu taip švelniai tariant. Aliona klausia, perduoda linkėjimą. O ką čia reiškia ruduo 2016? Čia Mac Online taip vadinasi. Kažkaip čia romantiškai. Ruduo 2016. Dėkoja ir klausia, mielas mokytojau, ar jūs turite abejonių dvasinio kelio metu? O jeigu taip, tai kaip jūs įveikiate tas abejonės? Abejonės, žinoma, yra. Šitos abejonės, kaip jums pasakyti, šitos abejonės, jos visada yra teisingume išrinktos būsenos, kokiu būdu teisingai judėti link kitos būsenos. Žmogus visada randasi tokiame taške balansuojančiame ir po šito tašku jis maksimaliai turi teisingai pastatyti save teisingoje kryptyje, tai yra maksimaliai išrinkti atidavimo savybę. Ir būtent padaryti tai jam padeda egoistiniai norai, visokios savybės. Jeigu aš turėčiau mažą tą egoizmą, aš tikriausiai negalėčiau būti tokiuose rimtose abejonėse, rimtose dvasiniuose ieškojimuose, tokiuose atstumimuose, kančiose, nusivylimuose.
Todėl, kad egoizmas yra didelis, jis sukelia tokius aštrius, antidvasiškus tokius jausmus, kurie tave nukreipia. Va todėl ir tai ir vadinama pagalba prieš tave. Ir tokiu būdu mes esame sukurti, kad tokiu būdu, vat, Simonas, tai čia yra kliūtis, kuri padeda. Ravas, taip, be to niekaip. Todėl pas didelius žmonės yra dideli egoizmai, didelios abejonės ir iš tikrųjų dėka būtent šito jie ir tobulėja. Na, čia, kai yra pasirinkimas kiekviename žingsnyje ir tai tikrai nėra lengva. Mūša, kogi skiriasi dvasinis pasiekimas nuo visų kitų atskleidimų, ten visus filosofijų visokių. Ravas, vat, dvasinime pasiekiama atidavimo ir meilės savybė, tai yra išėjimas iš savęs. Būtent to neturi nei vienas žmogus pasaulyje. Jis gali būti apdovanotas kažkuo, bet ne dvasingume. Tai nėra jokio ryšio su savimi, čia nėra yra atitraukimas nuo visokių pasiekimų dėl savęs. Ši yra savybė, kuri ateina iš aukščiau, šitą savybę reikia užsitarnauti. Šitos savybės neturi nei vienas žmogus, išskyrus tą, kuris užsiima kabalos metodiką ir kuri ateina nuo pat Adamo. Na, va, jeigu paskaičiuojant nuo Adamo iki šių dienų, yra milijonai tie, kurie pasiekė. Na, taip aš galvoju jo, kad didelis kiekis, dešimtis tūkstančių jau surinko Abraomas, kai išėjo iš Babilono. Visi ten Babilono visos tos tautos, kurios ten gyveno. Ten buvo praktiškai visos tautos pasaulio ten. Tai visi jie, Simonas, tie, kurie ėjo paskui jį, taip? Ravas, tai paskui jį ėjo 10 000. O paskui visi jie pavirto į taip vadinamą Izraelio tautą, būtent dėka šitos dvasinės praktikos, o paskui išsibarstė po visą pasaulį. Vat, ir kaip per tas dienas, kai egzistavo šventykla ir taip toliau, tuo metu jau buvo šimtai tūkstančių, tai tuo metu jau buvo didelis kiekis žmonių. Ir visi praktiškai buvo dvasinėme pasiekime. Ir per daugelį kartų. Ir kas vyko paskui, ir paskutinius tos 2000 metų nuo to laiko, kai griuvo valstybė. Tai tada jau buvo mažesnis kiekis žmonių. Bet vis tiek tai buvo tūkstančiai žmonių. Pirmame tūkstantmetyje mūsų eros tai buvo paskui antrame tūkstantmetyje buvo žymiai mažiau. Tuo metu mūsų laikuose tai tiesiog vienetai yra ir niekas dar nežino tiksliai, kur jie yra. Bet mes su jumis, keliame tą kelią į viršų. Simonas, čia jau toks pasaulinis judėjimas, Ravas, pagal savo prigimtį, tai čia nėra kažkokia tai žydų tauta. Jie susijungia tik tai dvasinės ideologijos dėka, todėl čia nėra kažkokių čia tokių dalykų, kas prieštarautų, va čia iš vis bet kokiai tautai. Ir tuo pačiu reikia pažymėti, kad per visą mūsų istoriją, nuo pat Babilono ir toliau, prisišliejo labai didelis kiekis žmonių prie Izraelio tautos. Būtent dėl to, kad įeiti į tą pojūtį aukštesniojo pasaulio. Ir daug senovės mokslininkų, kabulistų, talmudistų, kurie buvo išėję iš Graikijos, iš kitų tenai tautų, ir jie yra įrašyti būtent tose knygose, ten Onkelos, Rabbi Akiva, daug tokių, pačių tokių didžių šviesulių, ir nekalbant apie kitus, Simonas, mokytojai, Ravas, taip, patys didžiausi. Mūša, kaip yra
pojūtis to dvasingumo, kaip jausti, va, tarkim, tą 1% bent kurie. Va, kaip mūsų pasaulyje, išskyrus tai, kad aš miegu, va, aš jaučiu šitą pasaulį. Tai, o kaip tu su to dvasiniu pasauliu, jis irgi visą laiką jaučia jį, ar jis ten iškrenta iš jo kažkaip. Ravas, ne, jis jaučia jį tada, kada jis jį jaučia. Vat, muša, visą kitą laiką išskyrus, kai miegi, tai jauti kažką. Ravas, ne, nu, mūsų pasaulyje, tai tu nedaryk to skirtumo susijimų su gyvūninio kūno pojūčiais ir su pasiekimu dvasinio pasaulio. Gyvūnime kūne tu egzistuoji pastoviai, tu jį jauti, ar tu miegantį, ar tu žvalų. Simenas, va čia tas keliavimas tarp tų ribų. Ravas, tik tai tą momentą, kada tu, jeigu tu miegi, tai tu nejauti. Nejauti dvasinio pasaulio. Čia viskas priklauso, tu jį jauti tik tai tada, kada tu jį jauti. Muša, tik aš esu suvokiant ir nesuvokiant. Ravas, na galbūt ir taip, galima ir taip pasakyti. Muša, kada kabalistas miega, ar jis jaučia tą dvasinį pasaulį ar ne? Kada jis miega, tai jis miega. Muša, o kada atsikelia, iškart pradeda jausti dvasinį pasaulį. Ravas, taip. Muša, vat kai aš atsikeliu, aš jaučiu šitą pasaulį 5 organais jutiminiais, vat iš karto skoniai įvairi. Ravas, todėl, kad tu esi gyvūninė būsinoje, o dvasinėme pasaulyje tokia nėra. Muša, o kaip čia tam dvasiniam pasaulyje yra? Ravas, dvasinėme tu turi pasiekti visą laiką to pojūčio dvasinio pasaulio, kada kūnas tavo fizinis išnyks iš to pojūčio, šito pasaulio ir tada pas visą laiką tu jausi dvasinį pasaulį. Na, tu turi dvasinį pojūtį jausti tik tai, kai tu darai pastangą. Muša, o paskui be pastangų. Rezultatai dvasinio pasiekimo perduodami per kitą gyvenimo ratą. Vat kai tu kitas įsikūnijimas būna. Na, čia toks delikatus klausimas. Reikalas yra tame, kad, na, aš jums pasakysiu, pojūtis, na, kaip pasakyti, na, tie pojūčiai nėra perduodami. Jie pereina, na, įraše. Ir žmogus tęsia savo dvasinį vystymąsi nuo prieš tai būsio laiptelio, bet įraše. Tai yra, na, tarkim, aš gimiau 20-ame amžiuje ir pasiekiau dvasinio laiptelio, tarkim, na, iki 40 metų. Ir kitą kartą aš pasieksiu savo dvasinio laiptelio iki 30 metų. Dėka to, kad aš jau mokiausi. Ir taip, ir dar išskyrus tai, ir iš tikrųjų daug aukštesnio laiptelio. Pasieksiu dvasinį laiptelį 30-čiai. Kai bus 30 metų ir tas laiptelis bus žymiai aukštesnis tam laikui. Todėl, kad tuo metu vyksta ir tas bendras toks pagreitėjimas toksai, na, čia neįmanoma šito paaiškinti detalėse mūsų šito pasaulio. Na, aš nežinau, tai, na, geriausia tai pačiam sužinoti. Semionas Larisa, 2016, ruduo. Atleiskite, aš esu naujokas, aš klausau, bet žiūrint į tą storą knygą, kabalistinę, pasidaro baisu. Ir, na, kągi daryti? Kai aš pradėjau ieškoti tokius šaltinius kabalistinius, ieškoti tų kabalistinių šaltinių, aš ieškojau visose parduotuvėse ir nieko negalėjau rasti. Ir štai staiga paskui atvažiavau vieną vietą ir ten buvo knygos, kabalos knygos. Ten buvo tokios knygos, 10 sferų mokymas, Zor knygos, Tamar dvara, Ecchaim, Ari ir toliau, ir dar. Na, aš taip
tiesiog Simonas, viską nupirkti. Ravas, aš nupirkau viską vietoje, iškart, išrašiau čeką. Tai yra, išrašiau čekį. Sako, ne, tokią sumą, sako, negalima čia. Į banką paskambino ir bankas patvirtino, kad jo, mes apmokėsime. Ir tada aš ten pripirkau, nežinau, kiek aš ten, gal už kokius $1,500 ar $2,000. Ir nieko nebuvo tų knygų, ir tik tai vienoje vietoje vat, aš radau. O Ari knygos. Aš važiavau, va čia už Tel-Avivo, prie Tel-Avivo yra toks priemiestis mažas. Ir reikėjo prieiti prie pabarškinti ten į dureles, išeidavo tokia močiutė ir sakydavo, ko jums reikia. Ir sako, aš atvažiavau knygų Ari, 15 tomų. Ir sako, močiutė, na, pažiūrėsiu, ar liko dar. Na, tokia buvo... Aš paklausiau, gal galima 2 egzempliorius, ir pasakė, ne. Išneždavo vieną egzempliorių, va taip po truputėlį. Ir jinai čekiuose nieko nesuprasdavo, jinai norėjo grinais, va skaičiuodavo grinus ir duodavo. Tai buvo žmona kabalisto, kuris numirė ir paliko jai turbūt, na, ten didelį sandėlį turbūt tų knygų, kurias jisai pats išleido. Na, vat ir tokiu būdu buvo galima tik tai gauti, niekur tų knygų nebūdavo, todėl, kad jūs, vat, jeigu šiandien sakote, kad prieš jūs guli tokia stora knyga, tai ką, paimkite medicinos knygas. Vat aš kai mokiausi, tai aš mokiausi ten psichologiją, biologiją, ten bus profesorius toksai, jis ten išleido dar ten įvairius tomus. Simonas, jo, tai ten Tarybų sąjungoje tai buvo sensacija, kai buvo išleistos tos storos knygos. Psichologijos Ravas. Na ir psichologijos knygų taip pat išleido jo, jisai pats psichologas, jis turėjo valdė, buvo vedėjas skyriaus ligoninėje psichologijos, mes ten pasivažiuodome atlikti praktiką. Na, jis ten jau turėdavo, kokias knygas, mano tėvai yra medikai taip pat, irgi vat, būdavo tokios knygos, aš kai buvau mažas berniukas negalėdavau jų pakelti ir atversti, nes čia atrodo kaip šaltas ginklas ta knyga, o jūs sakote, kad čia stora knyga. Na ką jūs, na, tikriausiai galbūt mūsų kartai taip atrodo. O yra elektroninėje formoje yra tos knygos, nu, pažiūrėkite elektroninėje formoje. Va ten planšetėje kur nors arba telefonė ten kur nors. Va ten galima pasibriaukti viską. Ne, nu va aš jums linkiu būtent taip, kad būtų jums arčiau. Tai Simonas, vat kai jūs klausai, jinai rašo, kad jūsų klausai, vat tada kaip upė kalnų ir taip malonu klausyti. Ravas sako, kodėl upė kalnų? Erelis kalnų? Mūšė. Na, iš viso mes, atrodo, išleidome 200 knygų įvairiausių apie kabalos temą. Na, ir 20 kalbų. Na, vat man įdomu, ar jūs supratote, va tada, kai pirkote tas knygas pirmą kartą, ar jūs supratote, kas ten buvo parašyta, kad ten tokia kalba parašyta? Ravas, na, pirmiausia, aš praktiškai nemokėjau skaityti tada ivritų. Ir aš turėjau draugą, vietinį vaikiną mano metų. Jisai šalia skaitydavo garsiai, o aš klausydavau, bet nieko nesuprasdavau. Simonas klausė, bet jūs klausydavote? Bet yra, vat, jeigu jūs klausote, tai yra kažkas tokio. Ravas, taip, kiekvieną vakarą mes taip sėdėdavom, jisai skaitydavo, aš klausydavau 5 valandas. Simonas, o jūsų koks buvo pojūtis? Ravas, o nieko kito gyvenimo daugiau nėra. O toks buvo pojūtis, ką, žiūrėti televizorių? Simonas, pinigus uždirbti, mūšą sportu galite užsiimti. Ravas, o jo, sportu. Tuo metu aš nieko neturėjau. Nieko aš neturėjau, tik tai. Ir žinoma, man pasisekė su juo. Bet
Vat aš atsimindavau labai daug ką iš ten ir kažkaip va taip savyje viską taip suguldydavau, sulygindavau, na, atsirasdavo įvairūs paveikslėliai mintise, va tokie įvairūs, bet žinoma, visa tai buvo, na, buvo perskaityta per 4-5 metus, kol aš netėjau pas Rabašą, o kai aš jau pas jį atėjau, visa tai toj pat įgavo visiškai kitą formą. Simenas, va taip, bet jūs mise tai suspaudė kažkokį tai bagažą. Ravas, ne, na man, vat, nepamaišė man. Tai vat kas įdomu, vat, aš skaičiau ir vat jaučiau įvairiausias vat tas savybės, jausmus, tokius ten vėl nežinau ką. Na, tokius neiškius dalykus. Bet kaip, mat, ir taip, šitas pasaulis, Adam Kadmon, kuris ten šviečiasi nuo krašto visatos iki kito krašto visatos ir panašu atitinka Adamą, ten didelį mažą žmogų ir ten su kojomis pasaulis, ten mato žmogų, ten kažkas ten tokio baisaus labai, ar ne? Aš atsimenu, kai aš atvežiau tas knygas pas save į namus, aš turėjau 2 aukštų namą, aš ten pakilau į 2 aukštą, pas save į kambarį kabinetą ir pradėjau tai skaityti. Ir štai staigu, griaustinis, aš tiesiog, mane labai tai paveikė, tai buvo baisoka, aš atsimenu. Na, bet tai buvo tokie patys pirmi pojūčiai, bet iš vis paskui, kai susipažįsti su kabala, tu prajauti, kokia jinai yra gera ir kaip nori jinai prieš tave atskleisti amžiną ramią pasaulėdarą. Klausimas, koks ryšys tarp susijungimo ir malonumo dvasiniam pasiekime. Malonumo pasiekimas, nuo susijungimo. Na, aš suprantu, malonumas iš draugystės. Aš turiu daug draugų, aš mėgaujuosi, aš čia panašu kažkuom. Kokie malonumai? Ravas, aš niekada neturėjau daug draugų. Buvo vienas draugas, gal 2 vaikystėje, 1-2 jaunystėje ir po to visiškai nieko. Tiesiog nieko. Buvo draugas, va tas, su kuriuo mes studijavome kabalą, tada jau man ten buvo 30 metų, kažkur 30 metų ribose. Na, bendrai kažkaip nieko. Aš nežinau, kas tai yra draugas, draugystė, tokiame stipriame to žodžio suvokime. Na, žinoma, aš tai savo įsivaizduoju, bet pats nejaučiau ir nepatyriau. Aš buvau, galima sakyti, visą gyvenimą pakankamai vienišas. Ir nesiekiau. Mane visą laiką traukė klausimas apie gyvenimo prasmę. Ir todėl kažkaip aš nesistengiau siekti didelio bendravimo su žmonėmis, tokio artimo. Tai taip, kad aš negaliu jums pasakyti. Kabalos mokslas, jis atveda jūs prie kito bendravimo, prie būtinybės suartėti, būtent širdimi, vidumi, ne taip kaip žemiškame pasaulyje. Pas jūs galėtų išeiti. Ir šitas kabalos mokslas, jis atskleidžia jums, atveria jums širdį ir jūs pradedate tiesiog suprasti, ką reiškia būti susijusiam su kitais, susijungusi vieną vientisą bendrą, bet tai dvasinėme lygmenyje. Tai žemiškame pasaulyje aš esu įstikinęs, kad tokių pojūčių nėra. Aš jų nepatyriau. Kiti žmonės, kurie apie tai kalba, aš jaučiu, kad jie taip pat nesupranta, kas tai reiškia dvasinis susijungimas. Būti kartu su kitais tokiame betarpiškame, artimame, vidinėme kontakte. Toks bendras ištirpimas vienas kitame. Tai ne poetinės frazės, tai iš tiesų fizinė būsena. Mokinys, skonis. Mūsų tema yra dvasinio pojūčio skonis. Į ką tai panašu? Jeigu ne į draugystę mūsų pasaulyje, tai į ką tai panašu? Skonis. Kame yra dvasinio malonumo skonis? Ravas. Dvasinio malonumo skonis. Aš manau, kad jis yra tame, kad čia pirmiausia yra pakilama virš savo prigimties. Kada tu jauti save neribotų,
tos ląstelės, kurioje tu egzistuoji. Mes egzistuojame tik tais rėmuose. Daužomės į kampus, į ribas to kubo, kuriame mes esame, kaip geležinėme narve. O kada mes iš jo išeiname, mes pradedame jausti egzistavimą kūrėjuje. Kūrėjuje. Jis mumise, o mes jame. Tai va toks neribotas susiliejimas. Mūsų pasaulis turi tam tikras ribas, aš tavyje, tu manyje, iš šono, iš kairės, iš dešinės, iš priekio, iš galo. O tai toksai pojūtis, kuriame nėra tų ribų, tų kampų. Ir todėl tai yra neperdodama. Mokinys, tai laisvės skonis? Ravas, taip. Pirmoje eilėje tai laisvės skonis. Taip. Mokinys, čia kalbama apie vienybę, susijungimą, iš čia rašo, kas čia? Ravas, todėl, kad čia pasiekmes. Davimo savybės pasiekimo, begalybės pasiekimo, laisvės pasiekmes. Tai išėjimas iš savęs. Mums iš principo reikia išeiti iš savęs. Ir išversti save išorę, jeigu tu nori. Kitas, gerai, apie kitus skonius. Ar kabalistas nejaučia skonio žemiškam maiste, šalčio, karščio? Ravas visiškai viską jaučia. Dar netgi labiau ne visi kiti. Aš visada, kiekvieną kartą nurodau į mūsų virtuvę, ką reikia pakeisti. Jie per daug visą laiką daro sūriai, ar ne? Jūs to nesakote, o aš jiems visą laiką tai sakau. Ir dar kitus dalykus jiems sakau. Mokiniai, mes tiesiog nejaučiame skonio. Ravas, jūs nejaučiate. Jūs nesate tiek dvasingume, kad nejaučiate žemiškumo. O aš jaučiu. O Rabašas, mano mokytojas, jis mano žmonai rašė už raštelius. Jie darydavo jam maistą, o jis jai rašydavo būtent tokius raštelius. Pridėti truputėlį šio, pridėti truputėlį ano. Mokinys tai jis tiesiog taip žiūrėjo, sėdėjo, Ravas taip. Jis manė, kad tai reikalinga jam sriuboje, to. Na, jis įprastai valgė sriubas. Žinote, kaip senas žmogus tais laikais, kada maitinasi tais laikais. Mokinys Jeruzalės vėjas, toks šaltas, tais laikais jo, Ravas ten mesdavo ten kažkokį kauliuką, bulvę, kruopų ir šiaip toliau. Taip toliau, tokius dalykus, tokia sriuba. Taip įsirūpinasi, kad būtų. Klausimas, Anatolijus iš Kijevo. Visi dvasingumo skoniai jau iš anksto įrašyti? Ravas, taip, žinoma. Tai aukštesniosios šviestos plitimas mūsų noruose. Tai yra vadinama skoniais. Taip. Diana klausia, pažįstant dvasinį pasaulį, ar yra galimybė nebegrįžti į šitą pasaulį? Juk ten yra begalybė ir pilno užsipildymo pojūtis. Ravas, jeigu jūs nebaigėte pažinti aukštesnį pasaulį, jūs turite pilną pasiekimą aukštesnio pasaulio. Jūs neturite jokios kitos galimybės jo pilnai pasiekti, negu kad grįžti čia ir būtent jį pasiekti išeinant iš šito pasaulio. Bet vis tiek jūsų egzistencija čia jau bus kitokia. Svarbiausia yra pradėti. Įsiveržti į aukštesnio pasaulio pasiekimą. Tada jūsų judėjimas jame jau visada visose gyvenimo cikluose bus kitoks. Taip pat Diana tęsia klausimą, kaip atskirti fantaziją ir realybę dvasingumo pasiekime. Ravas, tai jau pamatysite pati. Jūs turėsite tokias realybės neigiamas prieš dvasinio pasaulio pasiekimą, kad tai bus tiesiog labai kontrastuos. Mokinys vadinasi savo akimis, Ravas taip. Alma klausia, kaip įveikti baimę savyje, prarasti save? Jis stiprėja. Ravas, ne, jūs savęs neprarasite, priešingai. Jūs atrandate save, todėl kad dabar jūs esate mažytis gyvūnas ir tik to gyvūnu ir rūpinatės. Ir todėl tokia netektis, toks iššvaistymas, toks nusivylimas žmogaus, kada jis galų gale gyvenime mato, o vardan ko aš gyvenu, ir kur visą tai nueina, ir kas iš manęs lieka, kas su manimi, ir nieko, ir iš tiesų nieko. Tai, kad dvasinio pasaulio pasiekimas, jis atveria prieš jūs
begalinė gerą perspektyvą. Taip. Alisa iš Helsinkio. Galingiausias malonumas iš priartėjimo aukštesniosios jėgos kūrėjo ateina egoizmas. Ravas, taip, egoizmas, tai kol kas egoizmas jumise. Ir labai gerai, pasinaudokite tom. Mokinys Balis Sulamas aprašo, kad žmogus yra pasirengęs tam, kad pajausti dvasinį malonumą. Jis yra pasirengęs 7 kartus per dieną nusipjauti savo kojas, rankas. Ar jūs galite paaiškinti, kaip tai suprasti? Ravas, kas tai tokio, aš paaiškinti negaliu. Tikriausiai tai taip. Mokinys, aš taip savo įsivaizduoju, kas tai gali būti, kad žmogus tai pasirengtų. Ravas, sulyginti vieną lašą dvasinio malonumo, palyginus su visais išgyvenimais šitame pasaulyje, tai visas šitas pasaulis, viskas, ką atveria žmogus mūsų gyvenime, šitame per savo 80-100 metų, nesvarbu kiek. Viską, ką jis patiria, atskleidžia visą tą kartėlį, visus tos malonumus, visą, kas tik įmanoma. Netgi pačios geriausios jo akimirkos. Jeigu jis jas visas kartas sudės kartu, visas akimirkas sudės kartu, tai nebus verta nei vienos akimirkos dvasinėje pasaulyje. Todėl, kad dvasinio pasaulio malonumo lašas, jis tiesiog aukščiau visų mūsų galimų užsipildymų. Mokinys, todėl ir pasiruošiamasis periodas toks labai ilgas. Ravas, taip pat. Nes mes negalime iš vieno karto pradėti priimti, suvokti tokio turto, tokio pertekliaus, tokio malonumo, tokios visiškai suvokimo. Mes tam neturime kilim, tame ir yra visa problema. Mokinys, tai jeigu dabar atsiskleistų kūrėjas, tai mes nuo jo pabėgtumėm, kai nuo pačio baisiausio. Ravas, aš manau, kad mes tiesiog, neišlaikytumėm, tai neįmanoma. Mokinys, klausimas, kodėl dvasinis pasaulis Vasilija iš Alchargensko? Kodėl būtent reikia pasiekti iš materialaus pasaulio? Ravas, todėl, kad tik tokiu būdu jūs galite pakilti virš savęs ir jaustis, kaip čia pasakius, pastoviai besivystančią. Kaip čia pasakius, pastoviai savyje auginate tas savybės, tuos kampus, tik tokiame palaipsninėme pasiekime, jūs net neįsivaizduojate, kiek darbo prieš tai jūs padarote. Tarkime, kaip jūs mokotės kabalą 2 metus, 3 metus, jums atrodo, ką aš tokį išmokau, juk tai visą galėtų man paaiškinti per porą mėnesių. Bet reikalas yra tame, kad iš tiesų išeina labai įdomus dalykas. Pas jūs vystosi tokias vidinės savybės, apie kurias jūs dabar net neįtarėte. Neįtarėte visiškai. Tai panašiai kaip pas vaiką, kuris auga ir ką jis supranta mažylis. Metai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jis visiškai nežino, kas vyksta su jom. Jis auga. O kiek jame ugdosi, vystosi įvairiausių savybių ir kaip jis tai suvokia? Jam tai nesuvokiama, jis gyvena. Taip ir mes. Studijuodami kabalą, mes net neįsivaizduojame, kokios savybės mumise vystosi. Naujos funkcijos, naujos iš viso, nauji vidiniai suvokimo, supratimo blokai. Ir po to jie visi atsiveria vienu metu. Atsiskleidžia akimirksniu. Tai kaip pas vaiką 13, 14, 15 metų ir staiga jis tampa vyru. Mažu, bet jau vyru. Ir visas tas brendimo periodas, jis staiga prasiveržia tuom, kad atsiskleidžia jis kaip gėlė. Tai tas pats ir pas mus. Tik gerokai ryškiau. Mokinys, tai staiga vaikystė baigėsi, taip, ir prasideda jau gyvenimas. Ravas, taip, prasideda tikrasis gyvenimas. Su pasiekimu, su pasiekimais, su pojūčiais. Visas tas, kas susikaupia, tai jau atsiveria tikrų praktinių būdų. Mokinys, o jūs kažkada laidoje sakėte, kad mes pasiekime pasaulį ne mumise. O kas yra ne mumise? Ravas, ne mumise tai yra davimo savybėje. Mokinys, o kas yra davimo savybė? Mūsų klausė Maksimas. Ką aš turiu duoti? Save? Ravas, nieko. Mes turime įgyti savybę, kūrėjų.
Ir ji yra vadinama davimo savybė. Daugiau nieko. Mokinys, oi tokie klausimai. Marina iš Melburno klausė, ką reiškia būti kūrėju arba būti lygui kūrėjui? Tai, ką jūs dabar pasakėte, taip? Ravas, taip, įgyti kūrėjo savybę. Tai yra tai, ką mes turime padaryti šiuo metu. O kas tai yra tokio? Kai mes įgysime, mes sužinosime. To mes nežinome, to mes nesuprantame. Dvasinis pasaulis, kūrėjo savybė, davimo savybė, išėjimas iš savęs. Visą tai kol kas mums yra užverta. Mokinys, norėčiau paklausti tokią klausimą. Jūs kalbate, kad mes iš principo to nesuprantame. Iš kitos pusės, jūs sakote, kad kiekviename žmoguje yra taškas širdyje. Tai reiškia, vis dėlto egzistuoja tas dvasinis įrašas, ta kūrėjo kibirkštis, apie kurią mes kalbame. Tai taškas širdyje. Tai reiškia, egzistuoja kažkoks suvokimas, jeigu jau atskleisti tašką širdyje. Ar yra suvokimas, kas yra davimas ar ne? Ravas, taškas širdyje egzistuoja. Bet tai taškas. Ką tu gali jame suprasti, ką tu gali jame pajausti? Tai tik vienas vienintelis taškas. Tuo labiau, kad tas taškas yra priešingas dvasiniai būsenai, tai juodas taškas. Bet jis yra priešingas, jis yra sulaužyta dvasinė būsena. Sulaužyta dvasinė būsena minimaliai savo apimtyje pavirsta į tašką. Ir viskas. Ir ką tu gali iš to suprasti? Mokinys. Klausimas iš mokinės Jelena iš rudens semestro. Kai jūs kalbate, kad pasaulyje visai pokyčiai vyksta mūsų nore išsitaisyti, o šviesa yra statiška. Ir kada kalbama apie neapykantą, nemalonumą ir visokią negatyvą, mes sakome, kad mums tai duoda kūrėjas. Kodėl būtent tuo momentu jis sugalvojo man duoti jausmą? Kažkaip man čia nesusidėlioja. Koks ryšys yra tarp šviesos, manęs ir šviesos nebuvimo? Ravas, aš net to nežinau, net nenoriu to aiškinti. Ir kai pas manęs ateina tokios būsenos, aš nenoriu į tai gilintis. Tai nėra mano reikalas. Tai ne mano reikalas. Taigi pas mažą vaiką, kuriam duoda įvairiausios užduotis, jis turi jas vykdyti. O kodėl tokia užduotis, kurie dabar davė jam mokytojai, tėvai? Na, tam jis turi eiti į universitetą, pasimokyti porą metų, tapti mokytoju arba diplomuotų auklėjimo specialistų ir po to vystyti įvairiausias grupelės, kurios taip pat tiks jo amžiui ir tada duoti žaisti su jais. Na, kabalos atžvilgiu mes esame tokie būsinoje gerokai mažesnė nei maži vaikai mūsų atžvilgiu. Mokiniai, sakykite, o ką mes jaučiame? Dvasingumo skonyje mes jaučiame kūrėjo skonį, ar tai, ką jis mums duoda, ar patį kūrėją? Ravas, tai yra kūrėjas, koks skirtumas? Mokinys yra kūrėjas, aš nežinau, Ravas, o kas yra kūrėjas? Ne manyje tokio dalyko nėra, tik manyje. Mokinys, tai yra vienas ir tas pats? Na, mūsų pasaulyje yra žmogus ir aš, Ravas, todėl ir pasakyta, paragaukite ir sužinosite, koks yra skanus ir malonus kūrėjas. Ravas, ne, aš galiu mėgautis jūsų santykiais ir tuom, ko jūs man duodate, dovanomis. Ravas, taip, o dvasingume tokio dalyko nėra. Tai, ką tu gauni iš manęs, tai yra su aš. Ir iš tiesų ir mūsų pasaulyje yra tas pats. Tai, ką tu gauni iš manęs, tokiu būdu tavyje susikūrė mano vaizdinys. O tai, kad aš esu ne tavyje, tai yra tik iliuzija. Tau tik atrodo, kad aš egzistuoju. Iš tiesų aš ir neegzistuoju. Mokinys, bet juk aš gaunu dovaną kaip kažkokį daiktą, man nemalonu. Ravas, tu gauni iš kūrėjo. Bet kol kas dovana tau egzistuoja kaip dovana. Dovanos formoje tau atrodo, kad tai atėjo iš manęs. Jis tokiu būdu save pozicionuoja tavo atžvilgiu. Mokinys, tai yra tas teigiamas pojūtis, kurį aš gaunu iš to. Ravas ir neigiamas taip pat. Mokinys, gerai, Julė klausė. Kartais būna tokia būsena, kad ateina mintis, kad geriau jau būčiau iš vis nesužinojusi apie kabalą. O dabar pamiršti kelių nėra. Kodėl duodama tokia būsena ir toks kartus skonis? Ravas, kad dar kartą apsispręstumėte, Julė? Ar jums to reikia ar ne? Galbūt jums tai nereikalinga. Gyvenkite ramiai savo. Po to, kada nors, galbūt kitą kartą susitiksime. Žmogus turi save tikrinti ir daug kartų gyvenime. Iš tiesų. Daug kartų. Mokinys, tai toks tiesus mokslas. Ravas, taip, jis to tik siūlo. Prašom, tu nori, prašom, bet tu turi sumokėti savo pastangomis. Rimtų indėlių.
Jeigu nori, kad tave susiformuotų tas sensorius dvasiniam pasauliui, mokinys, pagrindinė pastanga, vis dėlto mes kalbame, tai aplinkos susikūrimas, ar pagrindinė pastanga, tai pagrindinė pastanga yra susikurti grupę, kurios pagalba tu sugebėsi savo iššaukti supančią šviesą ir joje pradėti pasiekti kūrėją. Ir visa pasaulio struktūra, praktiškai, tu viską aptinki ryšyje tarp savęs ir likusių. Mokinys yra to turi pojūtį, kad vienas aš neatlaikysiu. Aš turiu, Ravas, tu ne vienas, tu kartu su kitais. Niekada tu nesi vienas. Bet po to tu ir kiti kartu pavirstate į vieną vientisą monolitinį darinį, kuris yra vadinamas Adomo siela, kuris yra perpildytas kūrėjo. Ir tu ateini čia, tai yra tavo amžina ir tobula. Mokinys, o tada galima išvengti kartos skonio, tai neišvengiamas etapas. Ravas, kartu skonis pakelyje turi būti. Kitu atveju tu nepajausi saldumą. Mokinys, gerai, dar vienas klausimas apie skonį. Mes mūsų pasaulyje, kada valgome mėsą, gerime viskį, mes jaučiame, aš ir broliai, dėkė, žmonės jaučia vieną ir tą patį skonį. O dvasingume tas pats, ar kiekvienas jaučia skirtingai? Ar yra bendri jutimo organai? Ravas, taip, yra. Aš galiu tiksliai įtikinti, kad tu ir Borė nežinote vienas kitos skonių. Mokinys, mes suprantame, kad tai saldu. Aš negaliu sakyti saldu, jis sako kartu. Ravas, tarp jūsų egzistuoja tam tikras susitarimas, kaip vadinti tos dalykus. Iš kur tu žinai, kad tu jauti tą patį, ką jaučia jis? Mokinys, bet tai gerai, jeigu būna tai susitarimas, bet tai mes tokį turim, o dvasingume tai yra toks susitarimas. Ravas, taip. Todėl kabalistai rašo knygas, Talmud 10 sferų ir kitus dalykus apie kūrėjo pasiekimą. Kodėl? Todėl, kad jie turi visiškai tikslų ir ne tokie kaip mūsų pasaulyje, bet gerokai tarpusavėje suderinamą pojūtį. Tai yra, jeigu aš parašiau, kad tokiame lygmenyje aš jaučiu tai ir tu tokiam pat lygmenyje jausi tą ir tą. Mokinys, o jau kabalistai skirtingose lygmenyse jau jaučia skirtingus skonius. Mūsų pasaulyje ir mažas berniukas ir suaugęs žmogus. Aš nemanau, kad ką jauti tu ir jaučia tavo sūnus. Aš nežinau, aš nemanau, kad jis mėgsta alų ar viskį. Mokinys, šokoladas. Aš ir jis ir jaučiame kaip saldų. Ravas, yra tokie dalykai, yra tokie. Mokinys, gerai, įdomus klausimas. Tai reiškia, judesys eina pėda pėdon, koja kojon, paskui pasiekusiai. Ravas, reikalas tame, kad dvasinėme pasaulyje mes taip pat galime matuoti mūsų pojūčius, bet vis tiek. Kiekvienas jaus skirtingai kaip ir mūsų pasaulyje. Išeidami iš savo kly, iš savo sielos šaknies. Valerijus iškilo, Jovo. Kūrėjas atrodo visiems žiaurus. Ar nebuvo kito kelio negu kančių kelias? Juk daugelis žmonių kenčia pasaulyje, bet jie to nesuvokia. Ravas, niekas mums nepadės, Valera. Jūs galite kaltinti, kurie, kom tik norite, tai jūsų reikalas. Jis neturi kitos išeities. Jeigu jūs matuosite jo veiksmus, studijuosite jo veiksmus, pradedant nuo begalybės pasaulio ir iki mūsų pasaulio, tada jūs aptiksite, kad aukštesnioji šviesa, visiškas atidavimas, visiška meilė. Visiškas jausmas nesavyje. Niekas savo atžvilgiu jame neegzistuoja. Ir tas poetas panorėjo sukurti kūrinį, kad jam suteikti malonumą, užpildyti absoliučiu, amžinu ir tobulu. Ir išeinant iš savęs, kad jis yra tobulas ir amžinas. Ir duoti tokį pat malonumą, amžiną ir tobulą kūriniui, jis negalėjo sukurti kitaip. Ir tai mes studijuojame 5 tiesioginės šviesos laipteliuose. Po to plitime Cimcum, Masach, tiesioginės šviesos plitimo toliau. Jis negalėjo. Reikalas tame, kad tai nėra noras ar kūrėjo ambicija, bet tai tiesiog viena jėga, teigiama, visiškai absoliuti teigiama, amžina, kuri trokšta pagimdyti tokią būseną, kuri būtų lygiai jam. Kūrėjas trokšta pagimdyti savo lygų kūrinį. Ir išeina taip, kad kūrinys turi praeiti per tokias metamorfozes. Privalo praeiti. Ir tik tada, po to, jis grįžta atgal ir tampa jau
lygus kūrėjai. Pakeliuje, apsiginkluodamas visomis priešingomis savybėmis. Bet neturite tas visas neigiamas savybės išgyventi tą pačią apimtimi, kiek po to mes tapsime teigiami lygus kūrėjai. Ne, tik mūsų pasaulio lygmenyje. Mokinys, o nebūtų galima sukurti kažkokius dvasinius išgyvenimus, kančias, o tokie iškritimai aplink mus. Ravas, atsiprašau, Michailai, mes čia turime reikalas su grina fizika. Egzistuoja davimo savybė ir emanacija, teigiama jėga, kuri nori sukurti savo panašią, dar vieną tokią pat. Jos negalima, ji bus ta pati viena. Gali sukurti tik dvigubą, kuri viduje bus priešinga, o išorėje bus panaši. Va taip yra padaryta kūrinyje. Ir viskas, daugiau nieko. Ir kūrinys pasiekia visiško panašumo su kūrėju. Bet jis turi praeiti būtinas iš viršaus į apačią, neigiamame vystymėsi, ir po to iš apačios į viršų, teigiamasis vystymasis. Mokinys, tai reiškia, kad aš išlieku gaunančiu. Ravas taip. Ir tam tikriausiai reikia perskaityti įžangą į knygą Zohar. Ten apie tai Balis Lamas rašo. Įžanga į knygą Zohar. Ravas, taip pat, mokinys, tai galima ir jūsų antrą knygą paskaitinėti. Aukštesniųjų pasaulių sistema. Ravas, taip, mano knygoje sistema aukštesniųjų pasaulių tai yra. Mokinys, o kabbalistas reiškia, pateisina viskas, kas vyksta ir su juo, ir su visų pasauliu, pas jį niekas neiškyla. Ravas, pas jį nuolatos iškyla pretenzijos ir abejonės, bet jis vis tiek stengiasi tai pateisinti. Tame ir slypi mūsų judėjimas pirmin. Mokinys, mes turime vieną nedidelį pranešimą. Kitą savaitę mes turime didžiulį, labai lauktą susitikimą. Mes susitinkame Kyjeve, Novosibirske, Almatoje su mūsų draugais. Mes iš čia taip pat išsivažinėjame. Mūsų webinaras vyks tuo pačiu laiku, bet mes visi trys važiuosime į skirtingas vietas, susitikti su mūsų draugais, su jumis, sugebėsime atsakyti į klausimus ir gerai pabendrauti. Daugybė įvairiausių klausimų, blicas. Ir pirmasis iš Aleksandro. Ar būna taip, kad dar iki įėjimo į aukštesnį pasaulį pačiame kelio pradžioje žmogui atsiskleidžia malonumas, dvasinio malonumo, ir jeigu taip, tai kam duodama ir kaip tai teisingai panaudoti? Ravas, tai duodama, negaliu sakyti kam ir kaip, bet tai duodama trumpalaikiai žmogui. Duodama kartais. Taip, ir jis tai jaučia kaip kažką išsiliejančio erdvėje, aplink jį, kažkas, kas apsupa jį. Ir tai yra vadinama kūrėjo švitėjimu. Yra tachšina ivritu. Brangus mokytojo, papasakokite, kokie pagrindiniai dalykai yra kelyje dvasiniam pasiekime. Ir mokiniai kitą prideda, kaip ateiti prie dvasinio pasiekimo skonį, kam tai duodama. Ravas, tai ne vien tas pats, kai jūs maišote klausimus. Dvasinio pasiekimo kelias tai yra mokymasis, įsijungimas į grupę, pasiruošiamasis labai ilgas periodas, po to periodas, kuris vadinasi lolišma, ir po to lišma periodas. Mokinys tada antra dalis, kaip ateiti prie dvasinio malonumo skonio ir kaip tai panaudoti. Ravas, dvasinio malonumo skonis duodamas tik tam, kas gali panaudoti jį vardant davimą. Klausimas iš YouTube'o. Kaip priimti savyje, išnaudoti tą gerą ir neišmėtyti jo. Ravas, išsaugoti savyje viską, kas gera, galima tai tik tada, kada apie tai negalvoji, o galvoji tik apie kitus, kokiu būdu su jais susijungti ir kaip per save jiems perduoti aukštesnę šviesą. Braitas iš Anglijos. Kaip mes galime panaudoti dvasinį pasiekimą ir neiškraipyti jo savo egoizmu? Ravas, dvasinį pasiekimą matuokite savo egoizmu, virš kurio jis sukūriamas ir jo atsisakyti neįmanoma. Jeigu yra dvasinis pasiekimas, jis aiškiai įsivelka į meilės davimo savybę, kurią savo išvysto žmogus. Klausimas iš Bulgarijos. Dabar, kai jūs mums aiškinate, jūs dabar esate dviejose pasauliuose, vienu metu fiziniame ir dvasinėme. Ravas, aš egzistuoju kartu su jumis, brangioji. Andrėjus, pasakykite iš savo patirties, kaip įgyjama kūrėjo savybė, davimo savybė. Ravas, tik per grupę. Kai žmogus ištirpsta grupėje, tokiu būdu jis ištirpina save kūrėjuje ir tokiu būdu įvyksta kontaktas, susijungimas su kūrėju. Reinhaldas, ar aš teisingai suprantu, jeigu ateiti prie aukštesniosios jėgos savybių, aš tenais prarasiu aistrų
Ravas ne, visuomet jame atsiskleis tokios aistros ir norai, ko jis negali kontroliuoti. Jis to turės prašyti aukštesniosios savybės, aukštesniosios šviesos, kūrėjo, kad jis ištaisytų. Mokinys dvasinio pasiekimo skonis prarandamas gmarti kūne. Juk tas, kuris pažįsta, ištirpsta kaip pliukas. Tavas ne. Viskas priešingai, viskas, kame aš ištirpstu, tampa mano. Ir tame viskame aš pasiekiu amžiną, tobulą, absoliutų skonį. Sergėjus iš Sočio. Ką jaučia kabalistas, kada mato kitų kančias? Ravas, jis turi pateisinti tas kančias, todėl, kad jos matomas ir suvokiamas egoizme, o davimo ir meilės savybėje, jos yra priimamos kaip, suvokiamas kaip didžiuliai malonumai. Nėra kančių pasaulyje. Tik pagal tai, kaip mes gyvename visi laikinai. Ala, jeigu mane jaudina šio pasaulio likimas, ar tai yra davimo savybė? Ravas, šito pasaulio likimas turi jaudinti žmogų, todėl, kad prieš šitą pasaulį jis gali praleisti kūrėjo spindėjimą ir praleisti, supažinti su juo visos žmonės ir pakelti juos į amžiną tobulą lygį. Jūsų palinkėjimai savaitė. Mano palinkėjimas, mokysimės kartu, eisime pirmin kartu, per grupę, per tai, ką mes su jumis praeiname. Ir tas, kas norite rimtai tobulėti, turite būti su mumis, mūsų kasdienėse pamokose, arba tuo pačiu laiku, arba bet kuriuo kitų metu. Bet jūs privalote žiūrėti mūsų kasdienės pamokas ir būti kartu su mumis, o mes su jumis. Viso geriausio apkabinu ir jums sėkmės viskame.